Taigi konkursas baigėsi, Deividas pas mus atvyko atsiimti didįjį prizą. Sveikinu, Deividai. Sveiki, ačiū labai. Ačiū Jums, kad dalyvavot. Ir ką? Manau, Deividas bus pasiruošęs visam sezonui. Ačiū. Ir čia yra du padai. Vienas yra štiriam poliravimui, tai galima padaryti vieno etapo. Čia tas poliravimo pastas skaitas. Vieno etapo poliravimas gali būti arba aštresnis poliravimas. Tai čia su šitų padukų. Baigimui poliravimui. Tai būtų toksai. Ir tiesiog mašinėlė. Nežinau, mašinėlės gal neardysiu, namuose norėsite pasiardyti. Tai su šitoje mašinėlė atliksite tą poliravimą. Prieš poliravimą galima pašalinti metalo dulkes. Detox One. Ne Detox One, o Detox. Jisai tiek tinka kėbului, tiek tinka ratlankiam. Tai jisai, kaip kraujuoja violetinę tą spalvą. Čia irgi taip pat gali prieš poliravimą pasimti, dervas pašalinti, sakus ir taip toliau. Molis, tai po viso darbo yra kleitavelis, molio lubrikantas. Tai su šitu jau visiškai pašalinsite kelio apnašas, išsivalysite ir taip toliau. Baigimui po poliravimo atnaujinti plastikus ir dabar pats keramikos dengimas principas yra 12 mėnesių būstas, jisai suteikia kėbulų slidumo, apsaugą ir blizgesį. Po viso poliravimo, kaip jau visas supoliruota mašina, yra specialiai nusiriebalinti kėbulą prieš keramikos dengimą. Tai tiesiog paprastai papurškiam. Keramikos nieko nereikia laukti, ją papurškiat ant aplikatoriaus. Aplikatorius atrodo taip. Tik tą kempinėlį įsidat, papurškiat ant aplikatoriaus, vieną detalę įdengiat ir iš karto nutrinat. Galite trinti su dviem šluostam. Su vieną nuvalysite perteklių, ne perteklių, o tą pirmą sluoksnį ir po to perteklių nuvalysite, tai išlizginsite. Ir čia yra mūsų mėgstamas rinkinys. Tame rinkinėje yra stiklų danga paruošimui, tai yra, kur išvalo kelio tokius apnašas.